Toj apsivemsiu seni, palauk, kažkur noriu spjaut. Sit here. Yeah, speak. Speak my boss here. Here, the boss? Yeah, my boss here. Vėliau šitas pragaras, tai. Antroji diena Zanzibare ir iš tikrųjų nuotaikos tokios, nes vakar mes visą dieną buvom paplūdimėje ir taip nudegėm, kad šiandien negalėjom normaliai net užmigti. Gyvenime nudegęs nebuvau. Jo, aš irgi. Man skauda viską. Kremų neturim. Nu, bet dabar gal net netyčia nusipirksim. Jo, galvojam nusipirkti, nes nebeįmanoma. Čia taip kaitina. Kažkas man Instagrame rašė, kad Zanzibare viena kaitriausių saulių ir sako labai atsargiai. Bet šiuo metu bandysim eiti, pasimti motorolerius, pirdas ir galbūt su pirdutė mes atsigausim. Pagal viską turėjom ateiti jau čia, bet nėra. Here no? Here no. I call guys. Ir visada jie čia toj suderinsiu. One day, $30. Oh, expensive. Not expensive, price. Biznieriai čia, blemba, visi. To aš jums kažką suderinsiu. Total 150. Two scooter and the 2 permits. Atvažiavo mūsų pirdos, bet dabar tai bandysiu dėrėtis. Okay, so what we gonna do? Because the other guy told that 20 euros with included permit. I can show you. No, show you more than euro. Shouldn't permit a permit to you. Are you sure missing? Yeah. Yes. Look. For 3 days, I will make you price $60 for one scooter. Yeah? And then, yes, I will make your permit included, no problem. It's a better deal for us. Because it's kinda expensive. Kaip laiku susirašiau su juo. Labai gerai. Kaip jie dabar parinasi, kad atkato nebeliks? Dabar jie mūsų nekenčia. Is it okay or no? If you don't give us the best deal, we're gonna go to another shop. Šitam bičiukui labai nepatiko, kad mes bandom taip numušti kainą. Kadangi visi bando, aišku, pasidaryti pinigo, tai bando didesnės kainas pakelt. Ir kaip mes padarėm, kaip visada deramės. Susirenkam kontaktus, susirašinėjam, tada jie pasako kainą, mes sakom, okei, galbūt. Ir galiausiai po poros valandų jie atsiunčia geresnį dylą. Tai taip ir buvo dabar. Jie davė 25 eurai už parą ir permitas dar 15 eurų 3 dienom. Tada galiausiai kitas bičas parašė, tai mes duodam 20 ir įeina į kainą ir permitas. Geresnis dylas. Tai žodžiu, mums gausis 3 dienom 60 eurų. O iš kur tu gavai to bičio kontaktą, kad geresnį bylą? Čia iš viso aš vakar gavau šitą kontaktą naktį su sargu kalbėdamas. Aš jam užsiminiau, kad norim pirdo, jisai sako, žiūrėk, aš tavo numerį duosiu tam, jisai su tavim susisieks. Tai žodžiu, taip ir gausi. Planas yra toks, kad susirašiau jau su mūsų scooter rentu ir atveš ryte 9 ryto jau motorolerius su permitais, su visais leidimais ir 60 eurų žmogui. O dabar gavau rekomendacijų, kad reikia nusipirkti Aloe Vera After Sun kremo dėl mūsų nudegimų. Tikrai nesitepsiu. Tepkis kremu. Jūs tai pasitepsis. Tepk veidą. Pašol. Na ir nuo pat ryto mes pradėjome savo kelionę su motoroleriais. Tik išvažiavome iš viešbučio ir iš karto prisistatė policija, nes mes pamiršom užsidėti šalmus. Sit here. Yeah, speak. Speak my boss here. Here the boss? Yeah, my boss here. Hello. Okay. Hello. Speak my boss. Yeah. What? Sit here. Here's? Yeah. What's problem? Here. Oh.
Na ir sėdęs į policijos automobilį, jie paprašė manęs kyšio. Bandžiau visai pudrinti smegenis, kad neturiu grinųjų ir kad negaliu sumokėti jiems kyšio. Tai ačiū Dievui, kad mums pavyko susitarti, davė įspėjimą ir mus paleido. Justinas gerai sukalbėjo su jais ir mus pagailėjo. Nu, bet aš tiesą pasakiau, sakau, mes ką tik gavom motociklus, tik išvažiavom iš namų, sakau, ir vat jūs sutikom, nors be šalmų, važiavom, mes net nežinojom, sakau, kaip čia tą šalmą užsidėta, čia pasirodo šalmas viduje įdėtas. Dabar varom mes į degalinę, reikia užsipilti man kuro, nes tuščias. Mano pirda tokia nuostabi, kad neįvažiuoja į kalną. Neįvažiuoja, nieko negaliu padaryti. What the fuck, kokią šią mes pirdas pasiėmėm. Gal aš per sunkus tiesiog. Aš taip turiu į kalną įvažiuoti. What the fuck. Kas per šūdas? Oh my god, what the Gas. For gas, yeah. Here, straight? Okay, thank you. Full. Oh, yeah. Oh, atvarėm va į degalinę, pagaliau mūsų iš tikrųjų tas va bičiukas, kurį ten ir pasigavom ir atvežė. Tai šiaip maladės. Varom dabar į kitą pusę negu varim. Čia to pagrindiniu keliu visai gražiai nusivažiuosi kaip atgal. Šiek tiek pavažiavom ir mano pirda iš viso yra antiek šūdas, kad duodi gazo, jinai nevažiuoja, o trūkčioja. Stabdis galinis neveikia, galiu stabdyti tik su priekiniu. Pasirinkai, davė man, kur sėdinė nudrožta šūdina, tai va dabar turė. Bet žodžiu, nesvarbu, jau čia viskas atrodo tinka ir viskas gerai. Tai žodžiu, mūsų planas dabar yra važiuoti į Stone Towną, ten pasiblaškom. Ir jau tada ten sutiksim saulėlydį ir naktį grįšim. Dar vienas dalykas, kas yra keista, čia už viską turi mokėti, už bet ko. Tu paklausai, vat kur degalinė, tas bičiukas, kur parodė, turim sumokėti. Paklausi, kur ten tualetas, parodo, turi sumokėti. Vaikas man fuką išmetė. Aik, tu savo nesitikėjau. Pagaliau mes į civilizaciją atvykome į šitą Stone Towną. 2 valandos važiavom, kad pamatytume. Jo, atvykom pasižiūrėti. Užrašą Fredžio Merkurio namas. Jo, dabar už manęs yra Fredžio Merkurio namas. Pasižiūrėjom, čia visi fotkinasi. O mes ką? Irgi nusifotkinsim, o ko reikia? Tai va, čia yra Merkurio namas. Gerai, pamačiau. Važiuojam atgal. Atvarėm mes čia į šitą vieną iš turgų, kur Jumbo, kur reikia būtinai aplankyti būnant Zanzibare. Tai einam pasižiūrėti kažką tai užkas gal vietinio maistelio. Žalia. Rimtai? Jau. Žalia pardavė. Išsikepk pats. Seniai, jinai tiesiog buvo pamarinuota žalia vištiena. Atsikandau žalios vištos. Ir jie dar nustebė, čia sako. Kas negerai, kas negerai. Gal padažo duot, sako. Okay. Is it chicken? Yeah, chicken. Chicken? Toj apsivemsiu senį, palauk, kažkur noriu spjaut. Labai neskanu, eina savo, toj apsivemsiu.
Čia ne vištienas, seni, čia kaulas kažkoks. Palauk, nenoriu prie jų spjaut. Taigi išsiaiškinau, kame šitos vištienos problema. Jie tik išorė ją apkepa, viduj palieka žalę, tai mes čia vos neapsivėjėmėm ką tik. Bet dabar aš jau kokį čia 10-15 minučių kepu, jau pabandžiau atkast truputį, tai jau dabar jau normaliau, jau eina į kas, žinai. Nu kas su jie negerai? Čia gal katinas, ne vištiena? Gal. Ne, man rogyti. Tokio šūdo dar gyvenime ragavau. Pažiūrėkit, van gatvės, kas nori, tas ateina ir valgo nuo stalo. Šitas irgi tai padarys. Kas čia yra? Spurgytė. Spurga, bet nesaldi spurga. Bet skanu. Labai skanu. Užtenka po šitą turgų vaikščiat. Mum kelio yra 1,5 valandos iki mūsų vietos, tai turėsim važiuoti tamsoj ir naktį ir bandysim važiuoti per džiunglės dabar. Sėdam ant mūsų metalinių žirgų, ant mūsų pirdų ir pradedam važiuoti į džiunglės. Joja! Yeah! Bandom grįžti namo ir jau labai sutemo, o mes išvažiavom į tokį keliuką, kur labai daug duobių buvo. Ir Justinas įkrito į vieną duobę ir jam nebeveikia lempa. Įkritau į ne vieną duobę, į daug duobių įkritau ir į vieną įkrentį veikia, į kitą nebeveikia. Ir taip pat galiausiai išvažiavau su nebeveikiančiu. Ir viskas, nebeveikia lempa. Tai ką daryti, gal padaužyti? Oi, tu načiur. O! Seni! Senoji geroji technika. Viskas. Galim važiuoti. Tai grinai. Beveik jau grįžom namo per visas tas džiunglės ir tamsoj. Tai nebuvo labai jauku. Justinui pastoviai šviesa neveikia, lempos neveikia vis. Tai padaužai atsistato, bet vėl nebeveikia. Tai labai sunkiai parvažiavom. Ir dabar prie pat mūsų viešbučio Justinui nebeužsikūrė pirdą. Tiesiog sugedo. Nežinom, kas čia su tom pirdom yra. Tai nusistumsim, o dabar dar sako, pabandysim cukranendrių gėrimo. Nugersiu, ragausiu. Va kaip čia daro, va. Pasižiūrėkit. Kiša tokį pagalį ir čia spaudžia sultis. Geras? Geras. Oho. Tikrai labai geras, wow! Ne? Neužsikūrė? Bet tai kaip gerai, kad prie namų, ne? Nu, eik tu sau. Nu ką, pradedam riedėti. Pagaliau. Pagaliau šitas pragaras baigėsi. Grįžom. Čia. So you gonna cut here? Here? Yeah, it's cut here. Va. Paskutiniai pinigai, pasiimk, sakai.